Labadiena, esu Algirdas Karalius ir šiandien pakalbėsime apie tai, kaipgi pasitikti naujus metus ir kaip palydėti senus metus. Jau artėja Kalėdų metas ir nežinau kaip jūsų gyvenime, bet mano gyvenime, mano draugų gyvenime yra tokia sena gera tradicija prieš Kalėdas atsisėsti, pamastyti, kaip nugyvenai šios metus ir pagalvoti, paplanuoti, o kaip žadi nugyventi sekančius metus. Ir šiandien aš pasidalinsiu tais metodais, būdais, kuriuos pats taikau, kurie man labai padėjo ir svarbiausiai padės jums, jeigu jūs norit patekti į labai nedidelį sąrašą žmonių, kurie ne tik suplanuoja kitais metais kitaip gyventi, bet ir įgyvendina savo tikslus. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip užtikrinti, kad jūsų visos svajonės ir užsibrėžti tikslai būtų įgyvendyti kitais metais. Pirmas metodas, kuris man labai padėjo, aš šį metodą naudoju metus, susijęs su tokiu dalyku kaip žodis. Jums reikia atsirinkti vieną žodį, kuris lydės jūs visus metus. Pavyzdžiui, praeitais metais aš pasirinkau tokį, šiais metais aš pasirinkau tokį žodį meilė. Suplanavau jį prieš naujus metus, bet visus šitos metus gyvenau šito žodžiu meilė. Ir kiekvieną dieną galvoju, ar tai, ką aš darau, tai darau su meilė ar ne. Ar su žmogumi bendrau su meilė ar ne. Ir iš tikrųjų privertė mane labai daug dalykų pakeisti, labai didžiulį įtaką turėjo visiems metams. Kitus metus aš asmeniškai skelbiu greičio metais, taigi kiekvieną darbą, kurį darysiu, bandysiu daryti, ko galima greičiau. Yra labai gera knyga, vienas žodis, bet ši knyga perskaičiau dar, kai jinai buvo neišleista ir nustebau, sužinau, kad jau neišleista taip lietuviškai, taigi būtent perskaityti tą knygą ir čia yra labai paprasta metodika, kaip galima pasirinkti tą žodį, bet idėja paprasta, jums reikia iš širdies ištraukti vieną žodį, kuris lydės jums visus metus. Ir tokiu būdu praturtins labai jūsų visą gyvenimą. Antras dalykas, kurį daro labai nedidelis kiekis žmonių, bet aš tikrai įsipareigoju taikyti ir sekančiais metais, tai yra kiekvieną savaitę kažkokio naujo dalyko išmokti. Kadangi metus yra 52 savaitės, tai reikia pasirinkti 52 įgūdžius, kuriuos jūs norite išmokti. Žinau, kad jūs turėsite 100 darbų, kuriuos atliksite, bet retas žmogus per savaitę dar bando kažką išmokti, sąmoningai kažkokiu įgūdžiu. Ir man labai patiko kita knyga, Leo Babauta, tai yra žmogus, kuris 52 pokyčius savo gyvenime padarė per metus ir aš galvoju, wow, kodėlgi man nepabandžius ir sekančiais metais surašiau 52 įgūdžius, kuriuos noriu išmokti. Ir tai yra tokie įgūdžiai kaip geresnis laiko planavimas, kai įvedimas tvarkos namuose, sutvarkymas savo bibliotekos ir visai kitų dalykų. Noriu išmokti kelias kalbas, taigi pirmai kalbai, kuris skirsiu laiko, tai bus prancūzų kalba, skirsiu ją vieną savaitę ir kyla klausimas, ar iš tikrųjų užtenka vieną savaitę tam, kad išmokti kažką labai gerai išmokti. Man labai patiko šita knyga, dėja jos nėra lietuvių kalboje, bet yra angliškai, yra pirmos 20 valandų, Kaufmanas ir šitas žmogus labai man patiko to, nes patvirtino mano seną įsitikinimą, kad daugelį dalykų galima išmokti greitai. Ir jo patirtis rodo, kad tam užtenka apie 20 valandų. Jeigu tu per savaitę skirsi 20 valandų, tikrai galėsi valdyti bet kokį įgūdį. Aišku, vienas iš mano įgūdžių ir norų tai yra išmokti vairuoti lėktuvą, taigi vargu aš išmoksiu jį per 20 valandų, tačiau per savaitę tikrai galima daug dalykų padaryti, taigi suplanuokit 52 dalykus, kuriuos žadate išmokti tais metais. Patikėkit, jūsų metai bus ypatingi. O kaip tai daryti, galės paskaityti šitoj knygutėje. Ir pats svarbiausias dalykas, o kai jūs suplanuosite 52 dalykus, suplanuosite tikslus kitiems metams, klausimas, o kaip padaryti, kad šitie tikslai būtų įgyvendinti. Be abejo, pirmiausia, tikslas, kurį jūs planuosite, turi atitikti tam tikriems kriterijus. Mes žinom, kad tikslas turi būti koksai konkretus, išmatuojamas ir be abejo, jis turi būti ambicingas ir realistiškas. Šitą balansą sunku surasti, bet privalom. Tai reiškia, pas mus turi būti pakankamai įgūdžių ir patirties tam, kad įgyvendinti tą tikslą, bet tai turi reikalauti papildomos dar kompetencijos. Taigi su naujais 52 įgūdžiais, kuriuos jūs įvaldysite per metus, jums bus žymiai lengviau pasiekti metų tikslus. Bet svarbiausia yra 4 disciplinos, kurios padės jums įgyventi bet kokį tikslą. Ar tai bus asmeninis tikslas, ar tai bus tikslas susijęs su jūsų kompanijos veikla, arba su skyriaus veikla. Ir štai kokios yra tos disciplinos, kokie yra 4 įgūdžiai, kurie padeda žmonėms tapti savo 100% įsipareigojimų vykdytojų. Pirmas dalykas yra prioritetas.
mes surašydami daug tikslų labai dažnai pamirštam prioritetą. Žodis prioritetas reiškia vienas dalykas. Tai jūs turite paskirti vienam tikslui absoliutų prioritetą. Negali būti 3 prioritetiniai, 10 prioritetinių sričių. Yra vienas. Taigi pasirinkite, koks svarbiausias, globalus ir pats aktualiausias tikslas bus jūsų šių ateinančių metų tikslas. Taigi vieną išsirinkti prioritetą. Žingsnis antras arba antras įgūdis, tai yra, jums reikia savo atsakyti klausimą, kokie kertiniai keli veiksmai priartina jūs prie šito tikslo. Mes žinome, yra Pareto dėsnis, 20% veiksmų duoda 80% rezultatų, kiti darbai duoda tik tai 20% rezultatų. Tai jūsų užduotis atrinkti 3-4 kertinius veiksmus, kuriuos galite ir privalėsite daryti kiekvieną dieną, kurie priartina jūs prie ko? Prie jūsų vienintelio prioritetinio tikslo. Žingsnis trečias ir trečia disciplina. Tai yra, jūs turite žymėtis kažkur pas save. Tai yra informacinį tokį tablo sukurti. Lentelę, kur kiekvieną dieną žymėtis, ką padarėte iš to, ką planavote. Svarbiausia yra tie 3-4 kertiniai žingsniai. Tam, kad pažymėti jos užtenka 1 sekundės. Bet jūs matysite visą išklotinę, kaip jūsų įsipareigojimai vykdomi. Taigi nepamirškite sukurti tokį informacinį tablo ir kiekvieną dieną žymėtis tos darbus, kurie yra patys svarbiausi ir kurie padeda pasiekti jūsų tikslą. Ir ketvirta disciplina ir ketvirtas žingsnis tai yra nekas kita kaip ataskaita. Jūs turite sukurti palaikymo komandą, geriausiai 3-5 žmonės, tai yra jūsų žmonės, kuriais jūs tikit, kurie jums yra autoritetai, kurie sudomintų jūsų sėkmę, tai galbūt jūsų kolegos, galbūt draugai, galbūt artimėjausi jūsų žmonės. Ir būtent su šitais žmonėmis jūs turite susitarti, kad minimum 1 kartą į savaitę susitiksite ir atsakysite jiems trumpai į 3 klausimus. A. Ką padarėte per šią savaitę? B. Ką žadat padaryti per sekančią savaitę? Ir C. Su kokiais sunkumais jūs susidurėt? Ir svarbiausiai, kaip žadat tos sunkumus įveikti. Taigi 3 dalykai. Ką padariau, ką padarysiu ir sunkumai. Kokie iškyla jūsų keliai ir kaip su juos susidorosit. Ir tai yra labai svarbus dalykas, kad tai būtų kiekvieną savaitę ir kad jūs darytumėte ataskaitą, nepamirždami, kad tam, kad padaryti ataskaitą, nereikia daug laiko. 3 minučių. Tai toks gali būti trumpas susibėgimas, kur jūs su savo palaikymo komanda viens kitam atsiskaitot, ką esate padarę. Ir be abejo, jums reikia kalbėti tik apie svarbiausius dalykus, tai yra 3-4 veiksmus, kurie pas jūs yra kur pažymėti info tablo. Taigi 4 disciplinos. Prioritetinis tikslas. Antras, tai yra kertiniai veiksmai padės pasiekti šito prioritetinio tikslo. Trečias, tai yra informacinis tablo, kurį žymėtės. Ir ketvirtas, tai yra kas? Atsiskaitomybė. Atrodo paprasti dalykai, bet tai yra nepaprastai stiprūs dalykai, kurie padės jums užtikrinti kokį dalyką? Vykdymo koeficientą 100%. Jeigu jūs norite detaliau apie tai sužinoti, labai rekomenduoju šitą knygą, aš ją skaitau keletą kartų, tai yra 4 disciplinos, tai yra metodologija, kuri taikoma įmonėse, valstybinėse įstaigose ir be abejo asmeniniam gyvenime. Taigi, pamėginkim padaryti reziumė. Jeigu jūs norite, kad sekantis metai būtų turbo quattro nerealūs, jums reikia padaryti ką? Pirmą dalyką, pasirinkti vieną metų žodį, ir šitas žodis turi jūs įkvėpti, turi duoti jums energijos. Antras dalykas, nepamirškite apart to, kad jūs norite kažko pasiekti, jūs turite nuolatos šlifuoti savo įgūdžius, tai galasti savo pjūklą ir paskaitykite šitą knygutę 52 pokyčiai. Čia yra gera idėja, jeigu jums pačiam trūksta sugalvoti, o ką aš noriu savo gyvenimą patobulinti, tai paimsi čia, bet ko gero tikiuosi, kad jūs surašysite keletą savo dalykų, kurie jums tikrai jau seniai laikas įvaldyti. Trečias dalykas, reikia žinoti, kad visų įgūdžių galime išmokti greitai ir aš jūs noriu perspėti, kad aš metu visiems iššūkį ir sekantis metai bus 52 pokyčių metai. Aš duosiu jų daug informacijos apie tai, kaip aš tai darau, tikiuosi susilaukti ir jūsų semestrų ir aš dalinsiu su jumis patirtimi, kaip galima mokytis greitai. O vienas žingsnis, kurį galėtų jau jums šiandien pradės,
įsigykite šitą knygą iš Amazono ir paskaitykite, kaip jau kiti žmonės per 20 valandų įvaldo pačius sudėtingiausius įgūdžius. Ir ketvirtas, pats svarbiausias dalykas, tai yra disciplinos. Ką reiškia disciplina? Disciplina tai yra tai, kad tu darai kiekvieną dieną kaip ritualą, negalvodamas šiandien noriu daryti, to nenoriu daryti. Tai 4 disciplinos. Pirmas, atsirinkti savo prioritetinį metų tikslą. Antras, nustatykite 3-4 svarbiausius kartinius veiksmus, kurie pagal Pareto dėsnį duoda svarbiausią indėlį į jūsų tikslą. Trečias, turi būti informacinis tablo, lentelė, kur jūs žymėsitės kiekvieną dieną, ką padarot. Ir ketvirtas, atsiskaitomybė su savo palaikymo grupė. Tai turbūt žmonės, kurie jūs palaikys, motyvuos, kartais duos priktą arba spyrį gerą ir paskaitykite apie tai detaliau šitoj knygoj. Taigi, linkiu jums labai gerų kalėdų ir linkiu jums ypatingų naujų metų ir tikiuosi, kad jūsų sekantis metai bus ypatingi. Ir dar noriu paskelbti prizą. Tuoj surasiu prizą. Labai laukiu jūsų planų, savo įsipareigojimų, atsiųskite mum. Ir tie, kas nustatys savo ypatingiausią tikslą ir jį įvykdys, aš padovanosiu tokią super turbo knygą. Tai yra šių metų absoliutus Amerikos bestselleris. Jį parašiau su Jacku Canfieldu. Čia surasite daug kitokių įdomių ekspertų nuomonių. Taigi, kelias į sėkmę, tai bus dovana tam, kas iš tikrųjų nustatys ambicingiausią tikslą ir jį pasieks. Taigi, linkiu visiems sėkmės, naujų gerų metų, linksmų kalėdų, iki. Su jumis buvo Algirdas Karalius.